Sveiki, esu namo statybos konsultantas. Čia pateiksiu jums svarbiausią informaciją apie sienų statybą. Sienos laiko viso namo konstrukcijas ir saugo vidų nuo išorėje vykstančių oro pokyčių. Svarbiausia mūro sienų savybė yra tvirtumas, o šilumą namui suteikia termoizoliacinės medžiagos. Atlikime gniuždymo matavimą laboratorijoje. Gniuždomas sakytojo betono blokas atlaikė 4,41 Newtono į kvadratinį milimetrą. Keramzitinis dar mažiau, vos 3,31 Newtono į kvadratinį milimetrą. Kiek atsparesnis buvo keraminis blokas, jo gniuždymo stipris buvo 12,75 Newtono į kvadratinį milimetrą. Tačiau pats tvirčiausias buvo silikatinis. Šiuo atveju arko blokas, jo gniuždomasis stipris siekia net 28,43 Newtono į kvadratinį milimetrą. Įvairių blokų gniuždomojo stiprio vertės paskaičiuotos įvertinus bandinių matmenų pataisos koeficientus. Tvirtumas, vienas pagrindinių blokų techninių charakteristikų parametrų, yra nurodomas atitikties deklaracijoje ir žymimas kaip vidutinis gniuždymo stipris. Atkreipkite dėmesį į grafiką. Aiškiai matyti, kad blokų stiprumas svyruoja daugiau kaip 12 kartų. Pirmoje vietoje arko blokai. Statydami namą, pasirūpinkite, kad ateityje sienos saugotų jūs nuo aplinkos triukšmo. Moksliškai įrodyta, kad nuolatinis aplinkos triukšmas kenkia žmogaus sveikatai. Kuo didesnis blokų tankis, tuo geresnė jų garso izoliacija. Tankis – vienas svarbiausių mūro blokų charakteristikų. Didžiausių tankių pasižymi arko blokai. Siena sumūryta iš arko M24 ir iš abiejų pusių aptinkuota 1 cm sulaiko 56 decibelus garso. Primenu, kad Lietuvos įstatymų numatyta tvarka sienos tarp butų turi sulaikyti ne mažiau kaip 55 decibelus garso. Rekomenduojama sienas mūryti iš blokų arko M24. Svarbu, kad namo sienos būtų atsparios šalčiui. Nuo šio parametro priklauso namo konstrukcijų ilgaamžiškumas bei fasado estetinis vaizdas. Kuo mažiau šaldymo ciklo atlaiko mūro blokas, tuo trumpiau stovės jūsų namas. Jeigu blokų atsparumo šalčiui markė yra lygi 50, tai namo sienų konstrukcijos nepakis apie 100 metų. Laboratorijose atliekami specialūs tyrimai, kur stebima, kaip medžiagas veikia temperatūrų skirtumai. Žinome, kad vanduo minusinėje temperatūroje šaldamas plečiasi. Kai blokai neatsparo šalčiui ir turi savybę įgerti vandenį, atsiranda realus pavojus sienai suirti. Labai svarbu, kad gyvenamosiuose kambariuose būtų optimali 40–60 procentų drėgmė. Jeigu blokai įgeria per daug drėgmės, tai oras kambariuose tampa per sausas, o jei per mažai, sienos ima rasoti. Daugiausia vandens įgeria kito betono blokeliai, mažiausiai silikatiniai. Arko blokų vandens įgeris yra 16 procentų. Toks vandens įgerio balansas užtikrina sveiką mikroklimatą gyvenamosiose patalpose ir išsaugo išorės blokų ilgaamžiškumą nuo orų ir temperatūros kaitos. Arko blokai ne tik turi reikiamą drėgmės kiekį, bet ir pasižymi didžiausią šiluminę inerciją. Kuo didesnė sienų šiluminė inercija, tuo vidaus patalpos lėčiau reaguoja į išorės temperatūrų pokyčius. Tai yra, žiemą šąlant orams kambariuose ilgiau išlaikoma šiluma, o užėjus vasaros karščiams sienos neleidžia patalpų prikaitinti iki lauko temperatūros. Šiluminė inercija priklauso nuo mūro bloko tankio. Kuo didesnis tankis, tuo didesnė šiluminė inercija. Žmonės statydami savo namus naudoja kuo daugiau ekologiškų medžiagų. Ekologiškumas ypatingai svarbus alergiškiams žmonėms. Keraminių blokų pagrindinė žaliava yra molis ir kiti natūralūs priedai. Durpės, juvenos, smėlis. Šie blokai degami aukštoje 950 laipsnių temperatūroje. Dėl cheminių procesų degimo metu net moderniausios technologijos negali užtikrinti šių blokų tikslumo.
todėl jie yra vaikštančių matmenų. Paklaida gali būti iki 15 mm ir daugiau. Keraminių blokų pagrindinė savybė yra šiluma. Arko blokų gamybai naudojamos tik ekologiškai švarios gamtinės žaliavos – smėlis, kalkės ir vanduo. Pagrindinė arko blokų žaliava yra smėlis. Panašios sudėties yra ir akytojo betono blokai, tačiau jų gamybos procesas yra kitoks. Mišinys yra pripučiamas suslėgtų garų, kurie gaminyje sudaro poras. Tai didina akytojo betono blokų šiluminę varžą, o kartu ir vandens įgėrį. Silikatiniai arko blokai suformuoti galingais presais. Paveikti vandens prisotintų garų aukšto slėgio 200 laipsnių temperatūros visiškai suakmenėja. Todėl arko blokai yra tvirčiausi ir pasižymi ypatingai tiksliais matmenimis. Tikslus matmenys sutaupo statybų kaštus. Ant arko blokų galima tiesiai klijuoti plyteles. O jei norima dažyti ar tapetuoti sieną, iš vidaus užtenka ją padengti 2-3 mm plonasluoksniu tinku ir nuglaistyti. Jau minėjau, kad svarbiausia namui visapusiškai tvirta ir stabili konstrukcija. Negalima mūryti kampų, iš plytų ir skeltų blokų, nes namo kampai irgi turi būti tvirti. Čia vėl paminėsiu arko blokus. Jie unikalūs tuo, kad yra tiksliai vienodo ilgio ir savaime suriša kampus. Skiedinys reikalingas tik horizontalioms siūlėms. Armavimas nėra būtinas, nebent konstruktorius nusprendė kitaip. Statybos vyksta greičiau, susitaupo kaštai. Taupant statybų kaštus, pagrindinė klaida yra skaičiuoti mūro blokų poreikį kubiniais metrais. Tokia metodika nėra tiksli. Patariama skaičiuoti kvadratinio metro kainą. Pavyzdžiui, norime pastatyti 12 metrų ilgio, 15 metrų pločio, 3 metrų aukščio namą. Jei statysite iš 30 cm storio akytojo betono blokų, tai sienoms reikės 48,6 kubinio metro statybinės medžiagos. O jeigu statysite iš arko M18 mūro blokų, tai sienoms statybinėms medžiagoms reikės tik 29,2 kubinio metro. Jeigu kubinio metro kaina vienoda, tai už akytosius blokus sumokėsime vos ne dvigubai brangiau. Bendrą blokų ir apšiltinimo kainą verta skaičiuoti todėl, kad mūro medžiagos turi skirtingą šilumos laidumo koeficientą. Paprasčiau tariant, skirtingus blokus reikia šiltinti skirtingos storio termoizoliacijos sluoksnių. Galutinė sienos kaina įvertinus būtinus reikalavimus skaičiuojant kvadratinį metrą. Lentelė parodo, kad sienos kvadratinio metro kaina iš arko blokų yra akivaizdžiai patraukliausia. Arko blokai stiprus ne tik kainos, bet ir kokybės atžvilgiu. Anksčiau išvardintas charakteristikas atitinka ne visi gaminiai. Arko blokai yra savotiškai išimtis, todėl juos vertina profesionalai. Šių blokų ekonomija statybose nenuginčijama. Jei statote namą ne tik savo, o planuojate jį palikti vaikams ir anūkams, jūsų pasirinkimas teisingas. Arko mūro blokai pasižymi ilgaamžiškumu. Jie turi visas reikiamas sienos savybės. Su arko gyvensite saugiai ir komfortiškai. Arko – tvirčiausios sienos jaukiems namams.